Na ką, sveiki, su jumis Sportpodas ir naujas 12 epizodas krepšinio operacijos. Labai atsiprašau, buvo egzistencinių klausimų, ar išliks iš viso Sportpodas, ar išliks iš viso šitie podcastai. Tai noriu pradžiuginti, taip, podcastai bus ir toliau, bet bus kiek reguliaresni podcastai. Tai dabar papasakosiu ir apie podcastų planą, tokį tvarkaraštį sudėliotą. Tai podcastai bus labai dažni. Tai podcastai bus Sportpodas tokie. Pirmadienį bus krepšinio operacijos podcastas, kur aptarsime praeitos savaitės įvykius ir Lietuvos krepšinio lygos rungtynes. Tada bus podcastas trečiadienį, jis vadinsis Neptūnas Eurocup podcastas, kur aptarsime Neptūno rungtynes Eurocupe. Jeigu tai buvo antradienį rungtynės, jeigu rungtynės buvo trečiadienį, tai tada podcastas panašu, dažniausiai bus trečiadieniais Neptūnas Eurocup podcastas. Ketvirtadienį arba penktadienį bus Žalgiris Eurolyga podcastas. Jeigu Žalgiris žaidžia penktadieniais, tai turbūt podcastas bus ketvirtadienį. Jeigu Žalgiris žaidžia ketvirtadienį, tai dažniausiai bus podcastas jau po rungtynių penktadienį. Ir jeigu rungtynės bus penktadienį, o podcastas buvo ketvirtadienį, tai aptarsime rungtynės per krepšinio operacijos podcastą. Ir sekmadieniais bus podcastas arba video labiau, interviu podcastas video pavadinimu Pakalbėkim. Ir čia bus 3 tipų video. Kartais bus podcastai su kitais žmonėmis, kartais bus ne su sportu susiję. Kartais bus tiesiog mano video, kur mes aptarsime 10, nebūtinai 10, čia tiesiog toks skaičius, bet aptarsime tarp 5 ir 10 tiesiog populiarių naujienų. Atsidarysime portalą kokį nors tenais, kaip Delfi, ir 5 ar tai 7 naujienas tiesiog aptarsime ir pakalbėsime apie situaciją ir ką rašo tiesiog portalai. Ir į mėnesį 2 kartus bus Futbolas visiems video podcastas arba interviu, kur kalbėsim apie futbolą arba interviu. Bet šiandien krepšinio operacijos laida, ilga įžanga, bet norėjau pranešti, kad grįžtų. Ir šiandien mes pakalbėsim apie Lietuvos krepšinio lygos savaitgalio rungtynes. Tai pradėkime nuo rungtynių, kurios įvyko šeštadienį. Pirmosios šeštadienio rungtynės buvo Utenoje tarp Utenos Juventuso ir Klaipėdos Neptūno, kurias 90-97 sunkiai Neptūnas laimėjo. Rungtynės geriau pradėjo Utena, pirmąjį kėlinį laimėdama ir tikrai atrodė, kad gali jį laimėti, bet antrą kėlinuką net 31-18 laimėjęs Neptūnas parodė savo klasę ir antroje rungtynių dalyje sugebėjo dar labiau įtvirtinti savąją pergalę. Neptūnas tikrai atrodė pakankamai, sakykime, gerai, žaidė gerą krepšinį. Tarolis, kaip visada, puikus buvo. Velička buvo nesustabdomas, gal šiek tiek truko Lomažo geresnio žaidimo, bet žinai, kai žaidžia taip gerai Tarolis, žaidžia įspūdingai Velička, gal ir ne visada prireiks, kaip sakant, tų geresnio kitų žaidėjų žaidimo, užtenka ir kelių lyderių, bet Neptūnas tikrai atrodė gerai, dar liekant prie Neptūno temos po 9 turų, 6 pergalės ir 3 pralaimėjimai, 3 vieta dalinamasi su Lietkabeliu, bet Neptūnas yra 3, Lietkabelis 4, nes Neptūnas pirmosiose sezono rungtynėse 12 taškų įveikė Lietkabelį.
Dar norėčiau paminėti prie Neptūno, kad pernai Jonavoje sezoną žaidęs Aurimas Majauskas papildo Neptūną, Karniko ir Pacevičiaus. Karnikas išvyko, Pacevičius gauna traumą 6 mėnesių, netekęs šitų žaidėjų Neptūnas vis dėlto randa papildymą ir tai yra Aurimas Majauskas, praeitie žaidęs ir Gargžduose. Žaidėjas toks 4-5 numeriukas, panašus gal labiau į Watermaną. Žiūrėsim, kaip čia bus, plečiantis žaidėjas, galintis žaisti centru, galintis žaisti nugarą. Tikrai stiprus, pakankamai neblogas gynyboje. Tikrai manau geriau nei Mačijauskas. Čia akivaizdu, taip pat Klaipėdos Neptūnas pakankamai daug tritaškių metė, net 40 tolimų metimų Neptūnas išsimetė. Kai tu neturi centrų, tai tau ir sunku kažką susikurti iš baudos aikštelės, galbūt labiau pataikė 14-35% taiklumas, tai kai tu tiek daug meti, tai ir pataikai natūralu daugiau metimų iš 3 taškų zonos, tai tikrai Neptūnas atrodė gerai, tikrai Neptūnui Girdžiūnas įmetė 15 taškų, įspūdingas jo laikotarpis, Velička 23 taškai, Tarolis 21 taškas, Watermanas 19, Lomažas tik 8 taškai, bet jo, taip pat Kristupas Lišiauskas buvo registruotas, atžaidė beveik 9 minutės 8,5, per kurias surinko 10 plius minus. Taip, jam aikštėje esant Neptūnas į pliusą ėjo 10 taškų, tačiau 2 kartus prametė iš tritaškio ir surinko 0 taškų bei 0 naudingumo balų. Tai Mačijauskas žaidė beveik 9 irgi minutės, surinko 2 taškus, tačiau 8 naudingumo balai. Tai tikrai per tokį trumpą laiką yra neblogas žaidimas, o Utenai daugiausiai taškų surinko 20 taškų Vranešas ir 21 balą, Uleckas 15, Šaulys 13, Sabeckis 8, Beniušis 10, Venskus 17 taškų. Tai keliaukime prie kitų šeštadienio rungtynių, kurios buvo tikrai pakankamai įdomios. Tai yra rungtynės vyko Saulės mieste Šiauliuose, kur Songailos Kariauna priėmė Giedriaus Žibėno sostinės Vilniaus Ryto ekipą ir 100-105 sunkiai teko vargti Lietuvos vicečempionams, Šiauliai papurtė padus. Ir iki paskutinių sekundžių nebuvo aišku, kas laimės šią labai rezultatyvę dvikovą. Šiauliai tikrai labai gerai kovojo, Oskaras Pliekys sužaidė karjeros rungtynės su 23 taškais, 25 balais. Reikia paminėti, kad Šiaulių ekipoje realiai žaidė tik tais realias minutės žaidė Valinskas 36, Pliekys 35, Baslykas beveik 32, Maknaitas 34, Čivilis 17 ir Redišas 37. Kosmosas. 6-7 žaidėjai. Tai yra tiesiog nesuvokiamai mažai žaidėjų. Karniauskas 7 tik minutės. Hendersonas nežaidė, naujoko ten irgi dar nebuvo. Šiauliai išmetė 33 taškų, pataikė 13, tai yra 43% taiklumas. Tikrai Šiauliai atrodė gerai ir kibo į rungtynes daug kartų. Rytas buvo išsiveržęs ir 2-ženklių skirtumų į priekį, bet Šiauliai vis grįždavo. Rytui daugiausiai taškų pelnė Hardingas 21 tašką ir 24 balus, Masiulis pridėjo 20 taškų ir 28 balus sužaidė sezono rungtynės LKL bent jau. Gudaitis 16 taškų 19 balų. Kaip Gudaitis per ilgą pertrauką sakė, komanda buvo gal kiek ir užmigusi, su kuo galėčiau sutikti, nes tikrai komanda netrodė įspūdingai, atrodė, kad galėtų ir lengviau nugalėti aikštelės šeimininkus Šiaulių klubą. Šiuo metu Šiauliai Lietuvos krepšinio lygoje su 4 pergalėmis per 9 rungtynės rikiuojasi 5 vietoje ir kiek atrodo geriau nei iš tikrųjų galbūt yra. Keliaukime į sekmadienį, kuriame taip pat vyko 2 Lietuvos krepšinio lygos rungtynės ir viskas prasidėjo nuo Klaipėdos rajone vykusių rungtynių tarp Gargždų ir Nevėžio Paskolų klubo, kurias 86-79 laimėjo lygos debiutantai Gargždų klubas. Gargždai tikrai atrodė gerai, agresyviai, daug dėjimų,
Gailius surinko 14 taškų, tikrai tai yra jo irgi kažkoks toks laikotarpis labai geras, labai gerai startavo rungtynėse, Gargždai 24-11, bet paskiau antrą kėlinuką pralaimėjo 12-24, bet paskiau vėl susitvarkė, šventė pergalę. Tai kaip minėjau, Gailius 14 taškų, Petrilevičius vis dar sunkiai, tik 12 minučių žaidė, kažko neformai gal. Griciūnas dominuojantį sezoną, panašu, kad žaidžia 15 taškų ir 9 atkovoti kamuoliai bei 22 balai. Pipkinsas irgi tikėtas iš jo buvo mažiau gal prieš sezoną, bet 19 taškų 21 balas, Hagginsas 11 taškų, tikrai atrodė gerai, iš 20 tritaškių nors pataikė tik 5 aikštės šeimininkai, bet tikrai žaidė gerai, o Nevėžiui Paskolų klubo ekipoje daugiausiai taškų surinko Maglaflinas 19 taškų 15 naudingumo balų, Petersonas pridėjo 12 taškų, tačiau tik 5 naudingumo balai ir dar galima išskirti Ramanauską, kur puolime neblogai atrodė, bet prastas jo atakavimas buvo, 9 taškus vis tiek susirinko ir Perkinsas Tony surinko 13 taškų, tačiau tik 5 balai. 25 tritaškius išmetė. Nevėžis pataikė 9, tikrai prastai. Su baudų metimais buvo tiesiog tragedija. Kartais komandos tritaškius geriau meta. 32 baudų metimus metė Nevėžis, pataikė 14, tai yra 44%. Gargždai metė 33, pataikė 19. Kosmosas. Abi komandos kartu sudėjus išmetė 65 baudų metimus, o pataikyti sugebėjo tik 33. Iš 65 33 baudos. Tai yra kosmiškai tragedija. Tai baudų metimų netaiklių fiesta buvo, bet galiausiai prie beveik 1300 sirgalių pergalę 86-79 švenčia Gargždai ir tai jiems yra po 9 rungtynių trečia pergalė ir jie reikiuojasi 6 vietoje, tiek pat pergalių turintis Nevėžis, reikiuojasi 7, tiek pat pergalių turinti tiek pat pergalių turintis Juventus 8 vietoje, 9 šiuo metu yra Jonavos Hipokredit, kurie ir lieka su vienintelė šio sezono pergalė. Ir paskutinės rungtynės tarp Lietkabelio ir Jonavos vykusios Jonavoje, jas 85-96 laimi svečiai iš Panevėžio, rungtynės pažymėtos ir Pauliaus Danusevičiaus išvarimo rungtynės tai buvo. Paulius Danusevičius spėjo sužaisti 19 minučių su pusė 2 taškus tepelnė. Gerai žaidė Bičkauskas 12 taškų 13 balų, Maldūnas 8 taškus įmetė ir 13 balų. Rubitas, kuris panašu išvyks į Ispaniją, per 22 minutės surinko 22 taškus ir 21 balą. Morisas surinko 21 tašką ir 21 balą. Tikrai atrodė Lietkabelis solidžiai, savam stiliui. Iš 24-11 pataikytų 3 taškių metimų, Jonava pataikė iš 16-6. Ir Babrausko Kariauno pralaimi, Babrausko ir Milaknio Kariauno. Jonavai daugiausiai taškų pelnė Slavinskas 19 taškų 28 balai. Vis dar nesuprantu, kaip šis žaidėjas gali toks būti geras, nors jis toks geras tikrai nėra, kad mes 19 taškų ir 28 balus. Stankevičius 10 taškų 13 balų pridėjo, Repšys 10 taškų 8 balai, Siderevičius 9 taškus 14 balų, Buika sužaidė savo karjeros rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje, pataikė iš 5-4 metimus ir surinko 14 taškų bei 22 naudingumo balus, tačiau Jonavai ir Babrausko Kariaunai tai nepadėjo šią savaitę. Vienintelė komanda nežaidusi buvo Kauno Žalgiris, kuris po 8 turų turi 7 pergalės ir 3 pergalių seriją. Ir šiuo metu 9 yra Jonava, 8 Juventus, 7 Nevėžis, 6 Gargždai, 5 Šiauliai, 4 Lietkabelis, 3 Neptūnas, 2 Rytas ir pirmauja Kauno Žalgiris šiuo metu. Ir tikrai yra naujienų ir tikrai bus įdomu stebėti Lietuvos krepšinio lygą, nes tikrai tarp 6 ir 8 vietos komandų po 3 pergalės turint. Neptūnas, Lietkabelis, 3-4 komandos turi po 6 pergalės, Rytas ir Žalgiris turi po 7 pergalės, tačiau Žalgiris yra vienomis rungtynėmis sužaidęs mažiau. Dabar apžvelkime kito turo tvarkaraštį, kuriuose kitą sekmadienį bus ir centrinė
turo dvikova tarp Lietkabelio ir Žalgirio. Pirmajame šių klubų susitikime laimėjo kiek netikėtai 2 taškais Kauno Žalgirio arenoje, tada laimėjo Lietkabelis. Taip pat sekmadienį 19:10 bus ir Nevėžio Juventus akistata pirmame ture. Pirmame šių klubų susitikime taip pat sensacija užfiksuota, laimėjo Nevėžis, tai keršto čia bus sekmadienis, o šeštadienį Jonava žais prieš Rytą 16:30. Pirmasis rungtynės tarp šių klubų visai neseniai 104-72 laimėjo Rytas namuose, o Šiauliuose susitiks Šiauliai ir Gargždai. Irgi įdomios laukia mūsų rungtynės, paprognozuot galėčiau tik tiek, kad Rytas, manau, vėl lengvai įveiks Babrausko kariauną. Šiauliai prieš Gargždus, jeigu vėl 6-7 žais Šiauliai, tai čia matyčiau ilgą, gražią, rezultatyvę kovą, bet aš manau, kad laimės Šiauliai ir atsikiršis Gargždam. O sekmadienį matyčiau sunkią Žalgirio pergalę kokiais 8 taškais ir Juventuso pergalę 12 taškų prieš Nevėžio. Jeigu reiktų dar ir pranašumą paspėlioti, tai ir tarp Ryto ir Juventus spėčiau, tarp Ryto ir Jonavos spėčiau 21 taško skirtumų laimės Rytas. Tarp Šiaulių ir Gargždų spėčiau 6 taškais laimės Šiauliai ekipa. Tai toks ilgas galbūt podcastas, net ne podcastas, toks video krepšinio operacija, tai yra jau 11 berods ar 12 laida, toj patikrinsiu. Ir tai yra mano jau 11 krepšinio operacijos laida. Kaip ir minėjau, pradžioje yra sudėliotas tvarkaraštis, tai kiekvieną pirmadienį bus krepšinio operacija, kiekvieną trečiadienį bus Neptūnas Eurocup, kiekvieną ketvirtadienį arba penktadienį bus Žalgiris Eurolygos podcastas, sekmadieniais bus Pakalbėkim video ir tada kas antrą savaitę arba į mėnesį 2 kartus planuočiau padaryti ir video interviu arba podcastą Futbolas visiems. Su jumis buvo Augustas Kipuris, Sportpodas. Dėkoju už 177 prenumeratorius. Kiekvienas prenumeratorius man reiškia daug, nes kelsim video ir tikrai stengsimės kelti peržiūras, nes tikrai džiaugiuosi peržiūromis ant video 7 krepšinio operacijos, kur 1000 peržiūrų buvo surinkta apie Kasparo Jakučionio video. Taip pat apie naują Žalgirio vyr-trenerį Tomą Masiulį video išsprogdintas buvo ir surinko net 3000 ir 600 peržiūrų. Tai va, ačiū labai, kad žiūrite ir su jumis buvo Sportpodas, Augustas Kipuris ir 11 krepšinio operacija. Viso. Ate.